Sveiki, mėly Radijas 9 klausytojai. Šiandien laidoje Komisija mes pakalbėsime apie dvasinę ekologiją. Laidos vedėjas Eduardas Bytautas, o mūsų pašnekovas kunigas, egzorcistas, Lietuvos egzorcistų asociacijos pirmininkas Arnoldas Valkauskas. O unikali proga gerbiamą kunigą susitikti ir pakalbinti pasisekė vasario mėnesį, kai jis atlydėjo savo kolegą iš Prancūzijos, įžymų teologijos mokslo daktaro, kultūrologą Benoît Domergue į LSUSI tarptautinėme universitete Michelson centre vykusią paskaitą klaipėdiečiams, kurios pavadinimas buvo Ezoterikos įtaka šiuolaikiniai kultūrai ir dvasiniam gyvenimui. Nors tuo metu buvo itin šalta, berods apie -20 laipsnių ir pūga, į maždaug 1500 žiūrovų talpinantį centrą susirinko pilna salė, praktiškai laisvų vietų nebuvo. Taigi tai liudija, kad šios temos yra aktualios visuomeniai, klaipėdiečiams. Todėl siūlome paklausyti garso įrašo padarytą būtent tom dienom, tai yra svečio iš Prancūzijos apsilankimo LSUSI universitete dienomis. Kalbame su kunigu Arnoldu Valkausku. Gerbiamas kunigai Arnoldai, gal jūsų šiek tiek netikėta, bet šį kartą pakalbėsim tema ekologija. Dabar daug kur plačiai ir visur kalbame apie ekologiją. Ką valgyti, ko nevalgyti, ką dėvėti, ką nedėvėti, kaip statyti namą, ar važinėti su Toyota Prius ar kitokiu kokiu automobiliu. Bet tai yra visa tai materialūs dalykai. Tačiau egzistuoja savotiška, ko gero, kabutėse paėmus, dvasinė ekologija. Pavyzdžiui, maistas. Maisto pakuotėse visuomet būna parašyta toks. Mes tų vengiam visų tų produktų ir saugomės nuo to. Gal kartais yra tas pats galioja ir dvasiniai plotmėje. Pavyzdžiui, galima prisivalgyti tokio dvasinio maisto, nuo kurio paskui ne tik susirgti, bet įgyti kokį vėžį ar kažką tai tokio. Gal galėtume pakalbėti apie tokius, vadinkim, dvasinius produktus iš tikrųjų sukeliančius vėžį. Taip, simboliškai. Gal net ir ne tik simboliškai, iš tikrųjų galim pakalbėti ir ta dvasinė ekologija, manyčiau, net ir svarbesnė yra šita fizinė ekologija. Fizinės ekologijos ar buvimas ar nebuvimas yra būtent dvasinės ekologijos buvimo ar nebuvimo išdava. Taigi, pirmiausia, dvasia susirga ir po to jau serga mūsų visuomenė ir mūsų kūnas. O kad dvasia nesirgtų, tai mes turime iš tikrųjų turėti teisingai suformuotą pasaulėvaizdį. Tai būtent tas labai, galėtume sakyti, savotiškas toks kosmologijos, būtent mūsų tas turėjimas, tai kaip mes matom pasaulį. Pasaulėvaizdis tas, tai ne tik pasaulėžiūra, paskui ateina pasaulėžiūra, bet kokiam mes egzistuojam pasaulyje. Tai čia neužtenka tik tai fizikos mokslo žinių, nes kažkaip reikia atitrauktai mąstyti tos dabar tiksliuosius mokslus, lyg tai jie patys savaime iš kažkur tai atsirado ir patys savaime kažką tai mums teikia ir atsako į mūsų klausimus iškeliamus. Iš tikrųjų, tai 21 amžiaus, kaip ir 20 amžiaus žmogus, jis vis labiau tarpdamas technokratinis, yra užverstas begalė informacijos ir nebepajėgus laisvai atsietai mąstyti ir kita vertus nebepajėgus sintezuoti, nors mes tarėmės esą labai protingi, bet tokį srautą patiriam informacijos gauname, kad tiesiog mums ir nereikalingos labai daug informacijos, kuri trukdo mums atskirti pačius esminius dalykus. O reikia niekada tiesiog neišleisti iš akių to fakto, kad ypatingai fizikos mokslas, chemija, bet labai ypatingai fizika, iš tikrųjų tai yra išdava filosofinio mąstymo. O filosofinis mąstymas, būtent filosofija buvo kas tai išminties meilė, ieškojimas pirminių priežasčių, dėl ko mes čia gyvenam ir kaip gyvenam ir kur gyvename. Ir filosofija, jeigu taip jau paskui žvelgti ją, visą laiką tiesiog veda į kitokį mąstymą, tai yra jau į metafizinį mąstymą, kur mes peržengiam šio pasaulio patirties ribas. Kitaip tariant, mes jau tampame iš tikrųjų tikėjimo žmonėmis. Ir vėlgi tas tikėjimas koks tampa. Taigi fizika gali būti ir kiti tikslieji mokslai savotiška tikėjimo irgi išraiška, kuri mums nepateiks pilno vaizdo, bet kuri gali papildyti būtent mūsų tikėjimą į antgamtį, tai yra papildyti mūsų kelionę Dievo ieškojime.
arba gali atvirkščiai trukdyti, jeigu mes absoliutinsime mokslo pasiekimus, atitraukdami nuo pirminio išminties to ieškojimo šaltinio. Tai todėl tas tų visų žymėjimas, jisai tikrai savotiškai egzistuoja. Nesakau, egzistuoja ar neegzistuoja, bet tai yra mūsų gyvenimas ir mes tikrai labai dažnai esame maitinami tokių užterštų intelektualinių, kultūrinių, taip pat ir dvasiniai plotmei maistu, nes mums siūlomi tie įvairūs tokie surogatai, kurie turėtų patenkinti tą išminties troškulį, kuris egzistuoja iš pačios žmogaus prigimties kylantis. Tikėjimo reikia šnekėti, kad iš esmės žmogus yra vis dėlto religinga būtis. Nes mes norim tikėti, mums niekas kažkuo tai tikėti. Gal sudėtinga šiandien žmogui reikia priimti, kad štai tikėk, nes ypatingai mums iš tokio komunizmo išėjusiems, patekusiems į konsumizmo tokią bangą, žodžiu, tokiems neturintiems dar tokio dvasinio stuburo, vis dėlto reikia apie tai kalbėti, bet patekome į tokią situaciją, kuri nedėkinga yra liktai priimti tikėjimą Kristumi, gyvuoju Dievu. Kita vertus, būtent to neturėjimas, to tokio aiškaus pasaulėvaizdžio atveria vis dėlto kelią neteisingiams religingumo pasireiškimams, kai žmogus ieško kažkur tai įvairiausių tokių paguodos šaltinių, ar laimės šaltinių, ar sėkmės kažkokios tai užtikrinimo. Tai vienas būtų modelis, o kitas, jeigu kalbėtų dar apie tą dvasinę ekologiją, pati kultūra paskui įgauna įvairiausių tokių formų, kurios, atliepdamas į giliausią žmogaus tos dvasios siekius, pasiūlo vis dėlto neatitinkantį žmogaus giliausių troškimų, tai yra amžinybės troškimų, laimės troškimų, tokių surogatinių produktų. Tai gal čia per daug, gal ir nereiktų plėstis, bet gal galima būtų įvardinti, jog mes, žiūrėkite, ir kine, ir internete, ir meno kūriniuose, literatūroje, yra tokių įvairiausių aliuzijų į dvasingumo visokį pasireiškimą, visokiausių, bet dažnai tai gali nebūti to tikro dvasingumo, kuris veda į antgamtį, nurodo mus iš tikrųjų į santykį, tikrą santykį, nemeluotą santykį su Dievu, bet gali kažką tai pasiūlyti, tokį užangažuoti žmogų ir iš tikrųjų vesti į destrukcijos kelių, ne augimą, bet destrukcijos kelių. Taip tariant, nukreipti žmogų prieš visuomenę, nukreipti žmogų prieš save patį, nukreipti žmogų prieš, sakysime, prieš pačią žmogaus net ir prigimtį. Net toj pačioj kalboje apie ekologiją, ką mes šiandieną dažnai girdime, žiūrėkit, gyvulių teisės, gyvuliukų labai išaukštinamos yra, bet kažkaip tai žmogaus, lyg tai kalbame apie žmogaus teisės, bet jos suredukuojamos iki tokių labai įdomių dydžių. Tiesiog asmens teisės vėlgi yra susiaurinamos, iš esmės lyg tai ginanties, bet yra susiaurinamos. Ir žiūrėkit, teisė išpažinti religiją darosi vis siauresnė ir siauresnė, nes negali savo religijos išpažinti todėl, kad neva tu įžeisi kažką tai kitą. Žodžiu, tokie procesai vyksta labai įdomus, bet tuo tarpu katinas tampa daug svarbesnis už žmogų. Sumušti žmogų, lyg ir nusikaltimas, bet kuris labai sunkiai išaiškinamas, sunkiai labai įvertinamas, sunkiai nubaudžiamas ir taip toliau, ir taip toliau. Yra begalė tokių priešpriešų, kur neadekvačiai išaukštinama viena dalis, lygiai taip pat neadekvačiai vis dėlto žmogiškasis asmuo praranda savo vertę, jis tampa pajungiamas, savotiškai lyg tai visuomenės raiktelis ir net pačiam žmogui to nepastebint kažkodėl, tai jis tampa manipuliavimo objektu ir tai vyksta jau ne vieną dešimtmetį ar net šimtmetį. Žiūrėkime, fašistinis režimas manipuliavo savo žmonėmis, komunistinis režimas, visi kiti režimai, dabar konsumizmo visuomenė taip pat mumis yra labai stipriai manipuliuojama. Manipuliuoja reklamos, visa industrija panaudoja, tai žiūrėkite, moters grožį, panaudoja vyro kažkokį tai seksualumą. Žodžiu, begalė įvairių erdvių, kuriuose žmogaus plėšiamas jo tas tikroji vertė, dvasia plėšiama ir įdedami visai kiti turiniai. O galima konsumizmas truputį paaiškinti radijo klausytojams, kas yra konsumizmas? Tai toks vartotojiškumas iš tikrųjų, kai mes esam raginami vis daugiau ir daugiau vartoti, tiesiog užsidaryti tam vartojimo rate ir toks
ekonomika iš tikrųjų vakarų yra pagrįsta būtent vis didėjančių vartojimų. Bet čia Amerikos pagrindas vartotojiškumas, Taip. prasme, visos ekonomikos pagrindas, o kaip gyvoja Amerika atsiliepia visam pasauliu. Jie dabar gąsdina ekonominė krizė, kad jeigu nevartosi, tai bus dar didesnė krizė. Tai be jokios abejonės, tuo ekonomika ir remiama, kad kuo tu daugiau perki, kuo daugiau vartoji, tuo labiau tas ratas sukasi, gamina, perka, gamina. Žodžiu, to paskolos, žodžiu, čia jau ekonomistai turėtų aiškinti ir tas procesas labai įdomus yra, bet kas yra blogai, kad tokiu būdu, sakykime, parduotuvės jos tampa savotiškom šventovėm. Nueiti ir laiko skirti savo dvasiai, nueiti pasimelsti bendruomenėje, bažnyčioje žmonės neranda laiko, tuo tarpu į kažkokį centrą, prekybos, pramogų ir prekybos centrą žmogus, tai ten tiesiog tampa kelionės ir pradžia ir pabaiga, kai tuo tarpu žmogui nereikalingas nei toks vartojimas, nei tokia gausa pasiūlos. Valstybės šalies, vadinkim, religinį potencialą galima būtų nesunkiai atspėti pagal parkingus. Pavyzdžiui, koks parkingas yra prie Akropolio ir kokie parkingai yra prie bažnyčių. Tai tame, manau, yra atsakymas, jau yra atsakymas. Na, tai O laikas yra ten, kur yra prioritetai. Jeigu prioritetas tas, tai tam laiko rasi. O kas yra 7 eilėje arba 145, tai ten laiko paprastai nelieka. Tai čia Lietuvos, ar visos Europos, ar viso pasaulio, ar mes labai esam pažengę toj srityje, netgi aplenkę vakarų pasaulį? Sunku pasakyti čia. Ar taip inirtingai vejamės, ar kaip čia yra? Na, mes negalim tokių dabar, sakysim, kalbėjime. Tai jūs paskraidėte ir Italiją, ir kitur, visur. Koks įspūdis? Vis tiek tas vartotojiškumo vėžys graužia tikrai visą vakarų pasaulį, tai yra faktas. Tai štai, jokio didelio skirtumo nėra, šalis ar šalis. Aišku, Italija be jokios abejonės religingesnė, Amerika taip pat, bet labai sparčiai Amerika žengia iš tikrųjų irgi tokio vartotojiškumo keliu ir praktiškai taip pat tiesiog sureikšminimo tų tokių šalutinių dalykų, tai yra visiškai nesvarbių dalykų, ką valgiai, ką gėriai, su kokią mašiną važiuoji ir žodžiu, tas nusigręžimas nuo vidinio žmogaus į išorę, jis tampa vis akivaizdesnis ir kas blogiausia, kad žmogus kenčia nuo to, iš tikrųjų žmogus, kadangi žmogus kas yra žmogus, vis dėlto tai yra dvasinė būtis. Aišku, mes psichologai sakysim psichofizinė būtis, bet šiaip tai, žiūrint tikėjimo akimis, tai vis dėlto visų pirma žmogus yra dvasinė, nors kūnė esant, bet yra tiesiog dvasia ir kūnas, bet mūsų ta, jeigu filosofiškai žiūrėt, substancialinė forma yra mūsų siela. Tai ta siela yra, aišku, kenčia, jeigu mes jai neduodame to, kas yra būtina. Bet žmogus beieškodamas, tai kaip eini į parduotuvę maisto, kaip pasotinti savo kūną, bet gali tokių visokių ten užsirauti, kaip su visko. Ar galėtume įvardinti kokius 4, 5 arba 6 dvasinius pačius tokius stipriausius, kurie ir, ko gero, jie yra klastingi. Iš pradžių atrodo viskas labai gražiai, skaniai ir net neįtari, kad ten yra. O iš tikrųjų toks paslėptas dvasinis nuodas. Apie tokius gal pavojingiau. Gal jaunimas dar patirties neturi, sakysim, jį labai įtakoja mass media, tai jaunimui skirtus nuodus gal galėtume taip jau išskirti kokius. Kur lengviausiai pakimba ir iškart nesimato, bet yra pavojingi, žalingi, destruktyvus. Sakysime, tai ypač jeigu jaunimui kalbėti, bet tų nuodų ir tokių ir suaugusiems pakanka. Bet žiūrėkime, tai ką televizija mūsų rodo dažnai, kaip pateikia įvairius gyvenimo, tai televizija kinas čia. Tai Leninas ne veltui sakė, kad kinas yra pats paveikiausias, reiškia, smegenų plovimo reiškinys. Taip, nes tai labai smarkiai. Nes jis iš tikrųjų, manyčiau, visas psichologinės apsaugas labai lengvai veikia, nes matai vaizdiniais ir taip, ir emocijos veikia, ir vaizdiniai išlieka labai ilgai žmogaus atminty. Taigi, ir ką siūlo įvairius gyvenimo modelius, sakysime, kinas mums tokie, kurie, jie gali būti ir, žiūrėkime, tokie, jeigu panalizuotume, aš manyčiau, čia reikėtų kino specialistų, bet moralinės vertybės, kaip jos pradėjo dingti po truputį ir buvo pradėtos piršti visai kitos vertybės, arba net ne vertybės, bet tai kas greuna. Tai. O kelintais metais ten seksualinė revoliucija ten Amerikoje ir visur kitur taip išplito kaip maras? Apie 60 prieš kelintus ten. Ir kokie po ten 10-15 metų, kokie tai turėjo pasiekmes?
atrodė viskas nuostabu, o kuo baigėsi ten? Ar yra įvardinta kaip nors visas tas rezultatai? Manyčiau, kad kažkas tai daro mokslinius darbus, bet jie nėra pernelyg daug viešinami iš tikrųjų. Tikrai geras klausimas. Ar pabandykim surasti, kas įvardino seksualinės revoliucijos padarinius. Arba tų bitlų ten judėjimus. Kaip jie, bitlai, bitnikai, kaip aš net... Gėlių vaikai. Hipiai, va, teisingai, sumaičiau. Hipiai labiau, mes Lietuvoje bitlais vadinam, bet iš tikrųjų lietuviškas variantas. Ja. Tai kokia to palaidumo, narkotikų vartojimo, taip pat pasiekmes jau. Prasidėjo lyg tai nuo gražių idėjų, protestas kažkoks, o baigėsi narkotikų. Tik protestas, ten buvo ir tokios, aiškiai, patirčių, antgamtinių, tokių metafizinių patirčių ieškojimo. Ir visi važiuodavo į Indiją, kaip taisyklė ten jau. Taip, kažkokio romantikos, ne tik romanijos, tokio misticizmo ieškojimas, ir kuris paskui duoda savo rezultatus, ir tie rezultatai, žiūrėkit, po truputį į kiną įsiskverbė, kad šeima jau nebeturi tokios prasmės, paskui atsiranda propagavimas vėl kažkokių tai perversinių seksualinių santykių, iš pradžių būdavo tik užsimenama. Dabar jau mes pasiekėm tokį lygį, kur rodomas atviras sekso scenos ir jos jau kaip ir nebestebina. Paleistuvystė tapo įprasta lygtai gyvenimo norma, bet nuo to iš tikrųjų nukenčia santykiai šeimoje, vaikai tampa nebesaugus ir paskui tėvai staiga klausia, kas pasidarė su mano vaikais, aš viską jiems daviau, bet jie kažkodėl tai serga, niekas mums nekalba pernelyg daug, kad iš tikrųjų psichiatrus kreipiasi, psichoterapeutus, begalė žmonių, kurie neranda savo vietos gyvenime, savižudybės fenomenas vis labiau ir labiau išplitęs. Tai čia vienas, sakysim, kinas, internetas turi vėl savo paveikumą ir ypatingai, jaučiu, net aiškinti nereikia apie internetą, ne? Kaip sakyti, didelė šiukšlių dėžė, kurie visko gali surasti gerų ir blogų dalykų, kaip jau ne mano įvardinimas. Bet blogi dalykai kažkaip įkyriau lenda į akis. Nu, taip, taip pateikime. Šiaip tai, o kur tu tų blogų dalykų šiaip surasi, ne šiaip blogi dalykai jų normaliam gyvenime paprastai vengiama yra, o čia staiga tu nebaudžiamai nesislėpdamas gali surasti, ką tik tai nori. Tai tas prieinamumas, jisai taip pat padaro savo poveikį. Dabar žiūrėkime kiti muzikos pasaulio. Taip pat muzika yra labai svarbus dėmuo žmonių gyvenime. Ypač jaunimui, tai jiems vos nepagrindas nuo kažkelių iki kažkelių metų, tai jiems ten yra labai svarbus gyvenimo komponentas ir muzikos. Taip ir vadinasi, dievaičiai, tiesiog atvirų tekstų, reiškia. Ir taip, ir va tie dievaičiai, ką jie propaguoja jaunam žmogui, tai ypatingai paveiku. Ir muzikos dievaičiai, taip pat, aišku, kino šitie visi dievaičiai, madų, tos visokios podiumų dievaitės, žiūrėkite, kiek bulimija yra ir anoreksija susirgusių jaunų merginų. Ir kaip sunku paskui joms padėti, kas tą padarė, kodėl žmogus pasirenka savotišką tokį savęs naikinimo būdą, pavadinkime šitaip. Tai dabar muzikoje taip pat ne vienas ansamblis ką propaguoja ir smurtą atvirų tekstų arba neatvirų, kodėl. Ir labai gražiai dengiama, kaip panašiai po seksualinės revoliucijos muzikuojančių kartoje, tai lyg tai protesto forma prieš supūvusią visuomenę, kurią kažkaip tai reikia neigti, o tas neigimas paskui gauna vis labiau ir labiau destruktyvių tokių formų. Ta prasme, jie iš neigimo ir nebeišlipa, ta prasme, neigia ir kuo labiau neigia ir patys į destrukciją važiuoja, pozityvaus nepasiūlo, ar kaip išeina? Nu taip ir išeina, nes kas atsiranda? Sugriaut lengva, reikia statyti naują. Atsiranda tas seksualinis perversinis laisvumas, atsiranda narkotikai, atsiranda agresija kitų atžvilgių. Dabar ne visą laiką tai gauna tokias atviras formas, kartais labai užslėptas formas. Ir sakysime, jau dabar esant modernioms technologijoms, kai kurie ansambliai naudoja visiškai tokias įdomias, tas vadinamas subliminalinės technologijas. Ką tai reiškia subliminalinė? Tai yra panaudoti įvairius garsus, kurių šiaip ausis negirdi, panaudoti vaizdus, kurių šiaip tiesiogiai žmogus nereflektuoja sąmonės lygmenyje. Bet čia toks savotiškas apėjimas sąmonės, nes tu galėtum apsisaugoti, o tau tiesiai įsisriegia į pasąmonę. Taip, įsisriegia kažkokiu tai būdu į mūsų psichiką ir pradeda veikti žmogų. Tai yra vėlgi manipuliavimo mechanizmas. O koks tikslas? Kažkoks paprastai būna tikslas.
O čia reikėtų klausti, aišku, tų jau atstovų, čia mes galėtume tik tai pasvarstyti, kokie tikslai, kodėl jie taip daro, ar propaguodami savo idėjas, norėdami pritraukti kuo daugiau klausytojų, būti populiaresni. Ar galbūt prieraišumas. Kaip narkotikai, ten kelis kart paragavo ir nebegali be to gyventi, gal net ir toks savotiškas. Bet gali būti ir idėjinis lygmuo. Gali būti labai normalus idėjinis lygmuo, kad štai aš turėdamas kažkokią tai idėją pasauliu. Tai irgi reikia žinot, kad tokie dalykai kaip idėja yra žmonėms yra svarbus. Ir štai savo idėją aš norėčiau propaguoti ir paimį naudoti kažkokias tai priemonės komunikacijos. Ir norisi kuo stipriau, paveikiau. Taip, ir štai žinot, kad žiūrėkit, kaip atsiranda jaunimo grupės, kurios nusižudo, masiškai žudosi, ar ten religinės grupės, ar ten, koncertų metu kažkodėl taip pjaustomos rankos. Tai kiekvienas psichologas pasakys, kad tai yra autodestruktyvus elgesys, kuris jau sukelia iš tikrųjų didelį susirūpinimą ir reikia šnekėti su tai žmonėmis ir galvoti apie jų gydymą ir laisvinimą. Tai šitie dalykai egzistuoja, tokie užslėpti dalykai, kurie neša tam tikrą informaciją ir negalima būtų visą laiką galvoti, kad tai tiesiog yra neapgalvotumas ar netyčinis darymas, kas yra blogiausia. Vis dėlto faktai, su kuriais susidurime vėl animaciniuose filmukuose, net tokių kompanijų kaip Walto Disnėjaus filmukuose. Jau atrodo labai nekalti, tokie jau pozityvus iš pirmo žvilgsnio viskas. Taip, ir vis dėlto gal kokį pavyzdį galėtumėte pasakyti, rodo taip, o yra užslėpta taip, o iš tikrųjų tikslas buvo toks, tarkim. Aš dabar konkretaus tiesiog nepasirašiau staigiai pasakyti, nes nėra toks, galėtų kas itališkai moka, arba net galim angliškai pasižiūrėti subliminaliniai vaizdai. Tai yra tikrai visai eilė saitų. O palaukit, kažką girdėjau, ar tai nėra panašu į... bet čia vaizdai, bet yra audio narkotikai. Audio narkotikai tai yra tam tikras garsų rinkinys toks, kur žmogų veikia psichiškai nereikia. Taigi žmogus toks yra sudėtinga būtybė, nebūtinai chemiją naudoti, galima garsais visą tą padaryti. Kaip jūs paminėjot, vaizdais galite susisukti smegenis taip. Bet vaizdai ten konkretesni tokie yra, ten sakysim, jeigu vaikų filmukas arba komiksuose, ten dažniausiai propaguojama arba smurtas yra, arba seksualiniai tokie dalykai, kur labai įdomiai kaip tas filmelis Pupa, apie Pupą ten toks yra Walto Disnėjaus filmelis, kur staiga Pupa įgauna falo formą, praskrodžia debesį ir psichologai po to klausia. Mažiem vaikam tai žiūrint, kokį tai poveikį turės tolimesnėme jų gyvenime. Atrodo lyg tai ir nieko. Panašus vaizdai, tai nemažai tokių yra vaizdų. Lygiai kaip ir su tais garsais yra kas nustatyta, kad leidžiama, sakysim, kai kurių koncertų metu labai aukštas dažnio garsai, maždaug 30 000 Hz, kurių visiškai negirdi ausis, bet į kuriuos įdomiai reaguoja žmogaus psichika. Tai vadinami muzikiniai narkotikai. Bet labai didelis garsas blokuoja bet kokią iš tikrųjų apsaugą, psichika iš pradžių gynasi, paskui nebesigina ir staiga pradeda jausti malonumą. Ir prisirišama prie to būtent malonumo. Bet tada ir šviesos, teisingai. Žemo garso dažnis yra teorija, kad Bermudų trikampiuose žūdavo laivai, ten maždaug 5, 6, 7, 8 Hz yra infragarsas. Ir tos pačius garsus dažnai naudoja netgi ir sunkiojo metalo. Aišku, jos labai sunku išgauti, kadangi ausis girdi lyg tai tik tais iki kokių 20-16 Hz, bet su tam tikra technologija galima ir žemiau tos, aiškiai, išgauti. Tai jau savotiška prisirišimas toks ir psichika veikia, žmogus to net nesuvokia. Tai čia tokie fokusai, grinai, to paremtas yra netgi akustinio ginklo kūrimo technologijos. Čia kariškiai labai pasistumėja, ypač Amerikos ten ir rusų ten studijuoja tos dalykus. Čia yra ir subliminalinių vaizdų, sakysim, Beslano tragedijai patys su mokslininkai viešai pripažino, kad jie naudoja būtent subliminalinius, ką tai reiškia, uždėtus garsus ant, sakysim, skleidžiamos muzikos ir taip pat per televiziją rodė vaizdus, kad būtent, kiek jie tikėjosi, jog tiek teroristai žiūrės, aišku, čia jau kitas klausimas, bet tai buvo naudojama, kad jie tiesiog, pasiduotų, ta prasme, uždedami ant filmo žodžiai, bet jų nesimato, jie rodomi per miškų, per gamtos, per kažkokius tai veiksmo momentų, jie taip sudėstamos figūros, kad jos tampa žodžiais
raidėmis ir žodžiais ir žmogus priima informaciją. Tai, o kas link muzikos darėtų prisiminti taip pat, jog labai nemažai ritmų atėjo yra iš Afrikos, iš įvairių kultų ir tie ritmai nėra šiaip jie turi savo funkcinę paskirtį. Tai yra, šamanai tuos ritmus išgaudavo kada, tai kai reikdavo genčiai apsilaisyti. Tai čia yra ne šiaip savo kultiniai dalykai, taip išeina? Taip, didelė dalimi reikėtų ieškoti tų ištakų, žiūrėkime, ten įvairiuose kultuose. Vudų kultas, sakysim, visą laiką naudoja būgnus, jie turi savo prasmę tas būgnų mušimas. Na, ir todėl galvojimas, kad muzika yra toks, tiesiog muzika. Tai yra labai sudėtingas reiškinys, kiek teko šnekėti su muzikologais, tai ypatingai, nes, sakysim, grigališkasis giedojimas, kodėl bažnyčioje yra vertinamas, o už tai, kad yra atskiros taisyklės, kaip tiesiog buvo privaloma kurti ir dabar yra kūriami choralai, bet jie yra kūriami pagal tam tikras taisyklės, ten, sakysim, negali pasikartoti dviejų pustonių, jeigu leidi dviem pustoniais iš karto iš eilės, visą ta pustonių tiesiog vartojimo plejada negali būti naudojama ir panašiai. Kodėl tai darom? Kad muzika netaptų pataikaujantį jausmams, tai ten buvo jau pastebėta tuo metu giesmininkų, kadangi Grigalius didysis 604 metais mirė, tai įsivaizduot, kaip tai yra sena ir koks tai yra svarbus dalykas. Tai. O dabar grįžtant prie jaunimo tokių pavojų, pavyzdžiui, labiausiai akis krentantis toks, atrodo, kad panašu, kad tai galėtų būti destruktyvus gotų judėjimas. Taigi nemažai jų baigia savižudybėm ir lozungas, kad geriau teatrališka mirtis negu sušiltas gyvenimas, o kadangi krizės metas, tai čia jau apart sušilto gyvenimą televizija pas mus nerodo, nepropaguoja, tai belieka teatrališka mirtis. Ką jūs galite apie tai pasakyti? Na tai, aš nežinau, ar tik tai gotai, ne tik gotai yra daugiau. Kaip toks labiausiai jau toks, nes jie tiesiog demonstruoja juodi rūbai, pajuodė paakiai, visokie ten atsvus. Šiaip, kaip prancūzijos specialistas tėvas Benoit Domergue sako, tai jis iš tikrųjų yra svarbus toks asmuo dabartinėje Europos tokiai, pavadinkime, subkultūrų tam tyrinėjime. Tai jo mintis kokia yra, kad tai sužeisti daugiausia, žmonės sužeisti vaikai, tikrai jau ta prasme vaikai, tėvų vaikai, kurie gal stokojo kažkiek meilės, stokojo tos gyvenimo prasmės. Tai čia savotiškas protestas kažkoks? Tai čia jie taip patenka į tas protesto grupės. Ir bando tą protestą kažkaip tai išreikšti, prieš tą nepatirtą meilę, tiesiog identiteto ieškodami. Bet tiesiog jie net nežino, kad patenka į labai tokią pavojingą zoną. Ir tas pavojus, jis yra realus ir ta grėsmė, ir kuo tai gali baigtis, tiesiog neprognozuojami dalykai. Todėl reikėtų galvoti, kad tėvams vaikus auklint, kaip mes su jais bendraujame, kokias vertybės duodame. Gerbiamas kunige Arnoldai, kadangi labai nemažai kalbėjome apie jaunimo kultūrą ir muzikos įtaką jaunimui, tai norėčiau paklausti, ar žinote, kad lygiai prieš 3 metus, 2007 metais vasario 22 dieną, Klaipėdoje Michelson centre koncertavo daug pasipiktinimų krikščioniškose sluoksniuose sukėlusi suomių grupė Lordi. Tai yra lygiai 3 metai ir tik galbūt 10 dienų, maždaug 2 savaičių skirtumas. Taigi lygiai po 3 metų, toj pačioj salėje, 1500 žmonių talpinančioj, dabar pasisakys prancūzų egzorcistų grandas Benoit Domergue. Jis labai kritikuoja Lordi, prancūzai ir kitur Europoje ir teikia kaip pavyzdį grinai destruktyvios grupės. Kaip jūs įsivaizduojate, tas lygiai 3 metai, lygiai toj pačioje vietoje, lygiai Klaipėdoje. Tai čia toks šiaip savo atsitiko, ar toks įdomus simbolinis dėsningumas? Ar būna jums tokių pasitaiko, tokių įdomių dėsningumų gyvenime? Aš žinau, sakyčiau, kaip krikščionis, tai nieks nevyksta be Dievo valios. Tai prisimenant tą vizitą, ar kaip pavadinti koncertą, tai susilaukęs tam tikros reakcijos visuomenės, iš tikrųjų ir dėkui Dievui neigiamos. Ir mūsų reakcijos, ir klaipėdiečių, ir iš tikrųjų tas davė tokį rezultatą visame pasaulyje. Iš tikrųjų teko paskui susitikti su italų egzorcistais ir Lenkijos žmonėmis, ta prasme,
konferencijų metu, tai tas atgarsis labai plačiai nuaidėjo, ta prasme, neigiama reakcija ir ansamblis praktiškai toks, nežinau, koks jo tolimesnis likimas, bet tai noriu pasakyti, kad daugelį apie tą protestą, net Italijoje? Taip, iš tikrųjų labai plačiai tas turėjo poveikį lietuvių, tas tokia reakcija ir praktiškai, galėtume sakyti, šitaip tapo savotiškai demaskuotas tas ansamblis. Ir žinot, dar viena tokia irgi simboliškas dalykas, juk po Eurovizijos jau festivalio, tai niekas nėra matęs jų be kaukių, netgi aerouostuose jie būdavo su kaukiam. Ir žinot, toks irgi įdomus sutapimas, Klaipėdoje išeinant iš savo vagonėlio kažkur ten ėjo ir Vakarų Ekspreso fotografai nufilmavo pirmą kartą juos be kaukių. Tai čia jiems buvo irgi toks įdomus. Be to, finansiškai nelabai pasisekė jų tas visas koncertas, tai toks, gal tai tokio savotiško žlugimo pradžia ten jiems. Aišku, čia mes nei ko čia džiaugtis pernelyg, bet tiesiog manyčiau kitaip, kad galbūt toks postūmis buvo ir Klaipėdos, ir Lietuvos žmonėms, kurie domisi ir kurie galvoja apie dvasinį augimą ir dvasinį apsisaugimą, kad iš tikrųjų galim, skelbdami tiesą, šį, tiesiog padaryti, ką Dievas nori padaryti. Tai, ir štai tėvo Beno atvykimas, jis nėra egzorcistas, jis iš tikrųjų yra daugiau mokslininkas, kultūrologas, subkultūrų tyrinėtojas. Ir jo fenomenas to yra įdomus, kad jisai pats vyskupui leidus ir maldos grupė besimeldžiant už jį, dalyvavo įvairiuose jaunimo judėjimuose, susibūrimuose, slaptuose, koncertuose, įvairiausio kultinių grupių. Tai čia itin retas dalykas? Taip, tai yra iš tikrųjų pavojingas net. Pavojingas ta prasme, kad tie koncertai labai paveikus yra. Tai koncertai, kurių metu jaunimas žalojasi, kurių metu jaunimas pjaustosi, aukoja gyvulius, ir panašiai. Tai yra tokie jau satanizmo elementais. Ir kuo jie yra paskui pavojingi, tai, žodžiu, tėvas Benoa tą visą kanalizuoja medžiagą ir paskui pristato tam pačiam jaunimui Prancūzijoje, Europoje, važinėja po įvairias konferencijas, kad, kiek įmanoma žmonės labiau informuoti, kaip tai yra paplitę tos įvairios, sakysime, subkultūros, kiek jis yra pavojingas, kas už to slepiasi, kiek destrukcijos juose. Juk reikėtų atkreipti dėmesį, jog neretai net ansamblių dainuojamuose tekstuose slypi tam tikra informacija, kas įdomiausia, jog dainą klausant tiesiogiai girdimas vienas tekstas, tuo tarpu tą pačią dainą perklausant atvirkštiniu tvarka, tai yra sukant atgal, vėlgi girdimas kitas tekstas ir dažnai būna tokie paraginimai kaip rūkyk marihuaną ar vartok narkotikus. Visi tie tokie, taip jau kaip minėjom, subliminaliniai dalykai, jie egzistuoja, jie yra realūs ir jie turi poveikį žmonių sąmonė, žmonių laikysenai, žmonių elgsenai. Tai tas čia susibūrimas Klaipėdoje, manyčiau, kad tikrai tokia galimybė mums bus pažvelgti šiek tiek kitaip, gal net gerokai kitaip, į egzistuojančius reiškinius, egzistuojančius fenomenus, į tai, kas yra mums siūloma, iš tikrųjų, kad mes būtume... Bandyti atskirti. Taip, kad galėtume pažinti daugiau ir kad taip lengvabūdiškai nepriimtume, nes mes kažkaip be jokių filtrų dažnai įsileidžiam, kas vakarietiškoji, labai gerai viską, tik tai... Tai gal čia ištroškę esam iš tarybinių laikų, gal tas toks fenomenas keistas? Gal kažkiek jau mažėja ta tokia, kaip sakyti, tokia, be jokios kritikos, ta tokia... toks noras priimti viską, bet jis dar yra, nes mums atrodo, kad viskas, kas svetima, yra kažkodėl tai gerai. Bet juk taip nėra, tiesiog yra visko ir gero, ir blogo, kaip ir visur. O kunigas Benoa tai atvažiuos ir išvažiuos. O gal ta informacija yra kažkur internete, gal bus palikta DVD diskuose, gal bus verčiama, gal rodoma, ar nėra kažkokių planų, kaip lietuviams susipažinti su visą tą medžiagą? Aišku, gal sugalvosite po to, ar kaip? Manyčiau, ar dabar jau kažkas yra numatyta? Kol kas tokių aiškių neturim tikslų. Kaip diskutavom čia su bičiuliais aną dieną, tai galvojom aišku apie egzorcistas.lt tą tinklalapį tokį
išplėtimą, bet jis kol kas tai vangiai vyksta, galbūt tenai tiktų patalpinti vieną kitą kokį nors, ar bent to pristatymo dalį, kiek tai vėl su autoriaus teisėm, kad nesikirstų. Taip, Civilizuotai padaryti, ir bandyti žmonės kažkiek tai šviesti, informuoti. Tai... O kaip Jūs galvojate, kokią didžiausią dvasinę patirtį ir naudą galima tikėtis gauti iš svečio Benoît Domergue paskaitos? Ar tai reikėtų kažkokio, tarkim, specialiaus nusiteikimo? Ne tai, kad pasmalsauti ateiti, kaip ten buvau, prisivalgiau, prisiskaičiau, ir dar ten užeisiu. Gal reikėtų taip rimčiau susimastyti? Aš manyčiau, kad nebūtų koks intelektualinis, religinis turizmas čia kažkoks savotiškas. Gerai ir tas turizmas, iš kitos pusės svarbu, kad žmonės, jeigu jie norės išgirsti, aišku, yra tokia kategorija žmonių, kurie viską neigia. Tačiau daugiau psichologinės problemas, jau, tokių nieko neapsisaugosi. Jeigu žmogus yra neatviras, tai neatviras, o šiaip tai manyčiau, kad vis dėlto bus įdomus tas požiūris, nes ši tema Lietuvoje visiškai neliesta yra. Tikrai niekieno neliesta. Gal jinai yra paliesta, ir aišku, čia kiek teko bendrauti su socialiniais darbuotojais, ministerijos lygmenį, ten sakė, jie kažkokius darbus yra atlikę, bet kas apie juos žino, jie kažkaip tai nėra viešai publikuojami, tai net neaišku. Jeigu niekas nežino, tai nėra efekto, tai savotiškai man patiko filmas Kaip Grinčas kalėdas vogė. Tai Grinčo moto buvo toks, kad sužinoti, kaip išgelbėti pasaulį, bet niekam nesakyti. Tai žinot, gali tyrinėti, niekam nesakyti, iš tavo tyrinėjimų naudos nedaug. O ką galėtumėt palinkėti, Radijas 9 klausytojams? Daug tų palinkėjimų, bet toks svarbiausias, manyčiau, būtų, kad kaip Evangelijai pasakyta, pažinkime tiesą ir tiesa padarys mus laisvus. Tai ta tokia, iš tikrųjų, toks ir būtų linkėjimas, ieškokim tiesos visą gyvenimą. Negalvokim, kad mes esam tiesos matas, bet tiesiog suprimkim save kaip didžiulę paslaptį. Žmogus yra didžiulė paslaptis. Ir atsakymas, jeigu žvelgtume tai į didžiuosius mąstytojus, tai iš tikrųjų atsakymas gali būti mums tik tai vienas į tą paslaptį, pats Dievas. Tai linkiu tikrai ieškant tiesos, atrasti kelią į save ir atrasti, aišku, be jokios abejonės kelią į Dievą. Tai širdingai dėkojame kunigui Arnoldui Valkauskui už tikrai gilias įžvalgas ir norime palinkėti jo nelengvam ir atsakingam darbe, tiesiog sėkmės, stiprybės ir ačiū labai. Širdingai dėkojame Radijas 9 klausytojams. Jūs girdėjote laidą E-komisija.